Imunodiagnostika diagnozuoja tam tikras ligas ir padeda žmonėms susigaudyti jų sveikatos situacijoje ir ką su tuo daryti. Šiai dienai legaliai veikiantis ir Europoje akceptuotas testas yra 91 alergeno, bet mes dirbame ties jo praplėtimu, turime galimybę praplėsti iki kelių šimtų. Vienas žmogus gali būti jautrus vienam vieninteliam alergenui arba 10 jų. Dažniausia alergija Lietuvoje yra beržai, namų dulkių erkės, naminiai gyvūnai, motiejukai. Tai čia pagrindiniai. Manau, kad kiekvienas žmogus turi tam imunitetą ir čia prie to nereikėtų dirbti. Dirbtinio intelekto algoritmai pas mus inkorporuoti į duomenų interpretacijos modelius ir tai padeda alergologui greičiau tiksliau diagnozuoti kiekvieną atvejį. Dirbtinis intelektas bus labai stiprus pagalbininkas, apdorojant didžiulius duomenų kiekius, bet žmogaus, gydytojo, specialisto jis dar ilgai nepakeis. Žinote, moksliniai procesai yra ilgi ir brangus ir validuojant ir įdiegiant iki galutinio vartotojo procesus reikia sudėti daug pastangų. Šiai dienai mes turim savo mikrogardelę 90 keliam alergenams validuotą, bet dirbam ties jos praplėtimu ir va šitam procesui pagreitinti mums reikalinga lengvatinė paskola, nes užtrunka keletą metų. Tai mes norim pagreitinti ir kad Lietuvos žmonėms tas tyrimas būtų kuo greičiau prieinamas. Mes naudojamės jau daugiau kaip pusę metų ir naudosimės iš viso 3 metus. Tai tik pradėjom iš esmės šitą kelią. Šitas lėšas mes naudojam mokslininkų darbo atlyginimui, reagentų pirkimui ir papildomos įrangos įsigijimui. Svarbiausia, reikia žinoti, koks projektas, ką tuo projektu norite sukurti, kokius turite patys resursus ir kai žinote, ką tiksliai norite padaryti, tada kreiptis dėl tų lėšų, kurios pagreitintų jūsų projekto gyvenimą. Viskas?